Sveiki, malonu, kad įsijungėte šį video ir šiame video aš jums papasakosiu, ką daryti tam, kad laikantis dietos ar tiesiog sveikai maitinantis dingtų poreikis užkandžiauti ir smaližiauti. Tai daugelis klienčių man rašo, sako, laikausi dietos ir negaliu savęs suvaldyti. Vis grįžtu namo palūžtu ar darbę prisivalgau saldainių, šokoladų ir taip toliau. Ir aš tada paklausiu, kodėl? Sako, aš lik ir valgau sveikai. Ir tada mes pradedame analizuoti jų mitybos racioną. Ką šios daro ne taip? Kartais būna taip, kad šios moteris per daug sportuoja. Kartais būna, kad valgo per mažai maisto ir būtent dėl to sukuriamo didelio kalorijų deficito moteris nori persivalgyti daug kalorijų turinčio maisto ir tų saldumynų vakare negali savęs sukontroliuoti. Tada kartais tai yra stresas, bet tas stresas ateina iš tiesiog disciplinos neturėjimo, galvojame apie dalykus, kurių moteris negali kontroliuoti, tada nesubalansuotos mitybos ir galbūt per didelę savęs kankinimo gyvenime, nes gyvenimas yra labai paprastas ir mes jį tiesiog komplikuojame. Ir tada, ką reikėtų daryti, kad nebūtų tų persivalgymų, nebūtų to troškimo valgyti saldaus maisto. Nesupraskime, kad visi mes turime tas 24 valandas ir mes visi galime suvalgyti pusryčius, mes visi galime suvalgyti vakarienę. Taip, galime suvalgyti pietus, galime suvalgyti užkandžius. Čia jau priklauso nuo mūsų ir nuo situacijos, kur mes jas valgysime ir atrasime laiko savo. Nes visą laiką mes patys savo esame svarbiausias žmogus, nes tik mes galime pasirūpinti savo sveikatą. Tai reiškia, kad mes visą laiką esame savo prioritetas ir mes turime savimi rūpintis. Ir aš tada galvoju, gerai, mes savimi galime pradėti rūpintis nuo to, kad mes susiplanuosime savo mitybą ir kiekvieno valgio metu mes gausime pakankamai baltymų. Nes būtent jeigu gausime kiekvienu valgiu baltymų, gausime tų kalorijų, mes vakarį nepersimėsim ir mūsų, jeigu mes gausime pakankamai baltymų, mes nenorėsime to saldaus maisto, nes mes gausime pakankamai aminorūgščių ir mūsų organizmas atsistatys. Tai kas yra tie baltymai? Tai baltymai yra vištiena, kalakutiena, mėsa, jūros gėrybės, žuvis, pieno produktai, baltymų milteliai, baltyminiai batonėliai, baltyminiai pudingai, tarkim lęšiai, vidžirniai, žirniai, pupelės, soja. Šie produktai turi daugiau baltymų ir juos tada turime įtraukti pusryčiams, pietums, vakarienei ir užkandžiams. Ir jeigu mes savo valiavome, mes galvojame, tai čia man neskanu, tai aš turiu pagalvoti, kaip man skaniai paruošti šitą maistą. Tada man sunkiai virškinimą, tai ką aš galiu padaryti, kad aš pagerinčiau savo virškinimą, nes galbūt aš esu sugadinęs tą savo virškinimą vengiant prieskonio ir man reikia įtraukti į mitybos racioną probiotikų, virškinimo fermentų, kad tas virškinimas pagerėtų ir aš galėčiau valgyti maistą, kurį turiu valgyti, jeigu noriu atrodyti kaip noriu ir noriu išvengti mitybos planavimo problemų ir nenoriu persėsti nesąmonę. Tada turiu pagalvoti, kaip aš tada turiu pakeisti savo mitybos planavimo įpročius, kad būtent šių produktų įtraukčiau daugiau į mitybos racioną ir man būtų skanu. Ir tada, kai tai pagalvojam, mes tikrai galime rasti sprendimo būdą. O nesakyti, aš negaliu nieko kontroliuoti. Jūs šitus visus dalykus galite kontroliuoti ir galite save pastatyti prioritetu. Tai reiškia, tada visą laiką galėsite suvalgyti pusryčius ir suvalgyti jos kokybiškus, kad turėtumėte daug energijos ir galėtume savo gyvenimą labiau kontroliuoti. Tada visą laiką galite pasiruošti pietus į darbą. Jeigu ne, tada galite kavinėje užsisakyti teisingą maistą. Visą laiką galite su save turėti užkandžius. Tai reiškia, kad visą laiką galite turėti vaisių, baltyminių batonėlių, kartu su savimi ir baltyminių miltelių. Nėra pasiteisinimų, kad aš neturiu laiko kažko įsigyti ar neturiu laiko Visi turime laiko, jeigu mes susiplanuojame savo mitybą. Mityba neturi būti sudėtinga. Ir vakare mes visą laiką galime suvalgyti jogurtą, varškės pakelį, salotas, užsisakyti taip pat maisto iš parduotuvės. McDonald's valgyti chicken nuggets. Ir čia nėra blogas maistas. Jis taip pat gali būti trauktas į mitybos racioną. Ir kai mes padarom šios veiksmus, žiūrime vakare, aš dar turiu energijos, aš nenoriu prisivalgyti nesąmoningo maisto, aš esu sotus, puiku, nebėra to saldumynų poreikio. Pakime į vieną dalyką, įtraukime daugiau baltymų. Tada tas antras dalykas, pakankamas kalorijų suvartojimas. Tai vėl turi būti ta disciplina, kad
Visą laiką suvalgysite pusryčius, žinosite, ką valgysite pietums ir turėsite užkandžių. Tai jeigu normaliais intervalais pavalgysite, nepervalgysite ir vakare nepersirasite nesąmonę. Plius mityba bus subalansuota. Sprendėme vėl toliau problemą. Tai šitas toks video apie tai, kad turite atlikti tam tikrus veiksmus dienoje ir jūs visi vienareikšmiškai galite atlikti. Nei vienas iš jūsų nesate kažkoks išskirtinis, aš irgi nesu išskirtinis. Aš visą laiką, nesvarbu, kur būčiau, bet ką daryčiau, aš visą laiką prioritetą statau save. Reiškia, aš susikoncentruoju veiksmus, ką aš turiu padaryti, kad visą laiką galėčiau sveikai pavalgyti. Visą laiką turėčiau savo rutiną, kad man darbas ten nesukels kažkokių nesąmoningų ten trūkdžių ir taip toliau. Vis tiek aš stengsiuosi atrasti laiko pamiegoti ir taip toliau, taip aš kartais būsiu pavargęs, nes daugiau dirbsiu ar dar kažkas, bet mes tiesiog turime susidėlioti tuos veiksmus ir jeigu jūs tai padarysite, aš jūs garantuoju, jūs pasieksite tokių rezultatų, jūs taip gerai jausitės ir gyvenimas bus žymiai geresnis. Tai vat norėjau pasidalinti šitais visais pamąstymais ir tikiuosi, kad tie pamąstymai jums bus naudingi, galbūt kažką pritaikysite praktiškai ir kada nors man parašyte žinutę, kad man tai padėjo ir aš priartėjau savo tikslo, gal net pasiekiau ir dabar tiesiog gyvenu labai gerą gyvenimą. Tai ačiū, kad išklausėte šį video, o jeigu jums reikia papildomos pagalbos planuojant mitybą, ar siekiant pagerinti sportinius rezultatus, ar sprendžiant sveikatos problemas, būtent mitybos pagalba, drąsiai galite parašyti man asmeninę žinutę. Aptarsim jūsų individualią situaciją ir nuspręsime, ką kaip turite daryti, kad tuos tikslus pasiektumėte žymiai greičiau. Tai ačiū, kad išklausėte šį video, tikiuosi video buvo naudingas ir pasimatysime kitą kartą. Iki greito, mėlyjeji.